Su jumis sveikinasi Mėnulio radijas. Šį kartą girdėsite pasakos Karvė lifte ištrauką. Visos pasakos kviečiame klausytis mūsų Patreon puslapyje. Štai sėdi karvė ant kėdės. Pieno jai duot nebereikia, nes visas pasaulio pienas jau seniai pagamintas. Musių su uodega baidyti nebereikia, nes karvė išpurkšta stebuklingų purškalų. Net mūkti karvei nebereikia, nes tiesą sakant, kogi jai mūkti. Bet štai sėdi jie ant kėdės, nes iš neturėjimo ką veikti net sėdėti jau išmoko, ir jai taip nuobodu, ir ji taip kažko nori, bet pati nežino ko, kad kiekvienas ją pažiūrėjęs būtų pasakęs: ta karvė regis labai serga. Bet nenusiminkite, vaikai, ateities mieste bus ir tokia stebuklinga vieta, kur pavargę nuo neturėjimo ką veikti ar kuo nors susirgę galės ateiti visi miesto gyventojai, tokie kaip ana karvė. Tai nebus paprasta ligoninė, nebus ir bažnyčia, nebus ir oro uostas, iš kurios skraido lėktuvai, kad žmonės ir karvės galėtų prasiblaškyti ir atgautų ūpą. Ne, ta vieta bus visai kitokia ir tuo pačiu viskas viename. Tai bus labai aukštas stiklinis dangoraižis, ant kurio durų auksinėm raidėm bus parašyta: nežinomų norų liftas. Tas liftas turės daugybę spalvotų mygtukų ir kiekvienas mygtukas vos paspaudus galės nukelti į vis kitą pasaulio vietą. Gali kalnus, o gali kokį seną rūsį. Gali vandenyno vidurį, o gal net į Mėnulį. Ir tas liftas bus toks didelis, kad į jį net karvė galėtų tilpti. Ir toks protingas, kad mokės su kiekvienu kalbėtis ir skaityti slapčiausias mintis. Būtent dėl to karvė jau labai ilgai bijojo keliauti į nežinomų norų liftą. O kamgi patinka, kai kažkas skaito slapčiausias tavo mintis? Ji buvo girdėjusi, kad po kelionės lifte gyvenimas pasikeičia. Bet nejaugi mano gyvenimas toks jau blogas, mąstė karvė, kad man reiktų dabar stotis, grūstis į tą liftą ir keliauti kažkur, net pati nežinau kur.